sveiki atvykę, galvojate, kad jau pabaigėm su šiuo peiliu, bet dar nieko mes nepabaigėme. Aš pamiršau iškalti savo, kaip sakant, inicialą, tipo savo ten tą ženklą. Tai mes šiandien išdeginsime su elektra, druska ir, kaip sakant, nieko nelaukia ir pradedam. Dėsime įkišdami štai šį kažkokį bloką padarytą iš sumuštinių dėžutės. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad aš profesionalus elektrikas ir nekartokite to namuose. Gerai, iš tikrųjų nieko nebuvo, tai nes aš esu profesionalus elektrikas. Dabar mums reikia išsiimti čia tos laidus iš tų blokelių. Štai va turime jau kaip ir elektrą. Čia nelabai stipriai, bet vis tiek kažkas yra. Ir jinai manęs nekrato. Ne, nekrato, gerai. Tai va. Mums dabar reikia susižinoti, kur pliusas ir kur minusas. Tai galima pamatuoti, pasižiūrėti su šiuo, kaip sakant, iš AliExpreso nusipirktų testerių. Tai pamatuojam. Tai mėlynas pliusas, oranžinis minusas. Taip išeina. Ir mums reikės naudoti nuolatinę elektrą, kaip ten. Nu, žodžiu, DC nekintama. Bus sukintama, neišės tai padaryti. Tai mums dabar reikia, tas pliusas, tas minusas, man atrodo. Jau. Tai mums dabar reikia mėlyną laidą, tai pliusą prie metalo priklijuoti. Dabar tikriausiai klausite, kaip mes išdeginsime. Tai mums reikės izoliacijos, mums reikės peiliuko. Tai izoliacija skirta, kad išpjaustytume ten tokią formą ant to, kokią norime, bet kokią galima. Ir tada, kad jinai izoliuotų, kad ten tik tą formą, žodžiu, kad degintų. Ir mums dar reikės druskos su vandeniu. Čia vitaminas askrobo rūgšties. Bet čia ne, čia tiesiog druska su vandeniu sumaišyta. Ir mums reikės štai šitų, čia galima ir tiesiog vatą pajungti prie to laido ir tiesiog taip, bet taip patogiau. Bet šis dalykas vėliau tai pirmą užklijuojam izoliaciją ir išgraviruojam, išpjaustome. Tai išgraviravau vieną V raidę ir vėliau kitą V išgraviruosiu. Tai dabar pirmą išdeginam tą pirmą V raidę. Gerai, užtenka su šituo. Išjungiame. Ir nuimame izoliaciją. Na ir štai va, turime vieną V raidę išdegintą. Ir jinai šiaip dar giliai jaučiasi net su pirštu, kai perbrauki, kad yra tas įdubimas, o su garstyčiom nesijaučia. Bet jisai garstyčios irgi taip greitai nepranyks, nebent pradėsite šveisti jį. Tai dabar kitą V raidę. Įjungiame į rozetę ir pradedame deginti. Gerai tikriausiai, bet matau, kad blogai tikriausiai. Ai ne, viskas gerai. Na ir štai va, turime, kaip sakant, štai tokį išdeginimą. Čia labai yra paprasta, bet aš nežinau, jeigu jūs nesuprantat apie elektrą, tai gal geriau nedarykit. Pas mane yra 30 voltažų nuolatinė įtampa. Jinai nėra pavojinga, bet jeigu turi įpjovimą ir dar druskingas vanduo ant tavo odos, tai tikrai biški pakratys, bet
Bet nėra ko bijoti, nenumirsi gal. Tai štai va, gavome štai tokį išgraviravimą. Galima šiaip bet ką išgraviruoti. Aš mačiau netgi yra lipdukų pirkt, bet dar jų neradau, kad tau tipo išpjausto, tu užklijuoji ir tada iškart išdegini, tau nereikia čia tau pjaustyti tai, kai pats išpjaustai negražiai gaunasi, kaip matot štai čia. Tai būtinai reikia jungti ant metalo pliusą ir su minusu liesti su druska čia. Bet jeigu atvirkščiai nieks neišsidegins, tai tikiuosi patiko šis video ir susitiksime kitame.